fight crime, oh. It's a great fight now, with the real red eyes and we dying inside, oh. Bodies in chloride, let the rope untie, just crucify me. Young Christ, real slice, couple hoes on nice, singing alright. Movie motherfucking reject, then I come up and never motherfucking reject. Still broke, get the motherfucking rejects. Bro, hoes asking if I see a ghost, then I know I just see smoke. The beat blood, see jump, the deep talk, breathe, feed the rope, beat those, like the fucking sheep, so deep up. I hate myself and then I get the seed up, be a fucking deep up. Taip, atvariau pas draugą į garažą, kur su baltu roksu. Čia turim dar vieną draugą roksą, mėlyną. Ir jam, kas ten palajam buvo blogai? Kodėl mes keliam bloką? Guolį pusę šalia. Jo, karočią guolį buvo. Turi tus guolį nesenas? Medėžiai gal kažką. Nu, grožiai neskas, bet buvo guoliam laibai. Tai dabar jau praskėliam bloką. Ten nelabai ką buvo įdomu filmuoti, nefilmavau. Tai va dabar reikia, visas likęs hermetikas yra, reikia jį apsivalyti. Galima lengvai ten pašlifuoti arba geriausiai kaip peiliukų paimti, tiesiog nugramdyti čia viską, kad būtų sandaru. Čia ir iš vidaus šiandien. Na jau, čia bėga tepalas. Taip. Dabar vat apsivalysim šitus visus hermetikus, bloką apsivalysim dar ir pradėsim kaitinti, nes guoliai jau atšaldyti. Tai va, tai geriausiai nusivalys kokį peiliuką, kažko tokio aštriu. Net nebūtų nerealiai, kad labai aštrus būtų, bet va. tą visą hermetiką nugramdyti gražiai. Svarbu geriausiai nesupražyti šito viso bloko, nes čia yra liumo lienys, tai jis ten atpjaut galima netgi su peiliuku ir jį. Nu, aišku, čia vis tiek hermetiką mes dėsim, nes nelygumų vis laik čia bus, tai nėra gal to, kad skirtumą, bet geriausia viską gerai čia apsivalyti, kad neliktų jokio hermetiko, nes tai bus blokė nesandarumas. Blet, jis jam sakė, man iš skilimo, kad kažką latvo čia teplas kažkoks. Tai va, gali būti. Pažiūrėk, pažiūrėk čia, va, tai yra hermetikų šitai. Čia neturi būti. Čia jų kaidėjo. Susispaudė tai būti, bet tai neturi būti. Kur man neturėčiau nuo kalai, tai geriau su Samsung, tai kalsavai, taip gerai atrodo. Kas vadras? Nelaikėdas nes šitas į ką žiūriu dabar. Aja. Aišku, čia visos talės, pavyzdžiui, kur galiavėtės, tai tikrai negalima su šitu, nes... Nu, čia aišku, dar tiek nieko nepadys, bet čia labai yra minkštas metalas, kad galiu parodyti. Atpjau metalo gabalą, nes čia aliumas yra, tas labai minkštas yra. Neties, aišku, realiai geriausia būtų gal netgi su neaštrė vieta tiesiog pagrandyti ir stovo, tas hermetikas nusivalys, bet čia draugui darom, tai čia dar nėra tokios svarbos. Bus to dom cenachas pultono ką rado daug. Nemokam darom. On nachaliauja daug diko. Tai čia labai nelygus, bet jau įlaisai. Man atrodo, čia jau dratiniai drausiai. Čia realiai polį. Dabar degimo pusė magneto. Tai yra magneto pusė. Seniai magnetas už kreivas, man. Ant savo pirdo susidėjau. Jau taip, blet, nežinau, atrodo. Gal gerai bus, nežinau, sudėsim galvas apijas. Nu, pažiūrėjau, nelygus blokas, dabar čia taip. Lygiai prabužinu ir hermetikai dar liko, tai čia. Naudoti blokus, bet taip ir atrodo. Mes čia galim paraporti ant bloką iš tikrųjų. Ble, jau turiu dremį. Šiaip realiai kad darysim, bet čia nereikia. Buvo mielas darbas. Tai aišku, dar reikia ir kolektorių čia. Ant kolektorius pritepta buvo hermetiko. Tai dabar, kai su mechaniškai nuvaliau visą hermetiką, dar su nefrostų dar praeisim. Galim ir su briklineriu, tai realiai neapskirtumo nefrostų briklineris ir čia ir galima viską dabar nusausim, nuriebalinsim ir padėsim iškelimą bloką. O tą nerimą bloką. Kaip blokai dar padariau pastebėjimą, kad čia yra virintas blokas. Labai šiaip keista, kad iš kolektorius virintas realiai. Kažkaip, nežinau kaip čia įsiskilo.
Bet čia neblogai gali. Tai čia dangčiai. Durnas, aišku, normaliai bent. Aliumas, sakau, yra tas viskas. Nu, va tai va, tokie prikolai. Visas likučius. Kaip molotovas. Ir likę nuo Nu ką, pradėsim kaitinimo darbus jau. Reikia kaitinti, reikia va čia šitą vietą kaitinti. Čia turi, kai kaitini metalas įsiplečia, ganas įsiplečia metalas, o guolius pačius reikia šaldyti. Kai metalas sušala, jisai susitraukia biškutį. Ten milimetrais, bet šimtosiamis tada. Tai va, tada reikia kaitinti aplink šitą vietą. Va. Čia, va, pavyzdžiui, va, čia nereikia kaitinti. Geriausia į vidų patį kaitinti. Va. Tai va, kaitinį tiesiog susakinėjai taurelę vienąją, tada kitą pusę palyginti. Kai kaitini su šito, tai geriausia, šitą vietą kaitini, čia karščiausia yra. Nu jo. Ir jeigu paskui pakaitinant bloką, darom apie pirštinėlės, nes iki čia vat karštis būna, belė koks nusvegint gali iki čia vat. Patikrint galima pakankamai kaitęs spjauti. Jo. Arba, nu, vandens. Geriau jau būtų. Pasiėmė vandens kokį pirštą į vandenį ir uždėti. Jeigu čirška tas mano, tai užkaitęs kažkiek. Galima ir seilės kelt, bet nu tai šleišiau būtų. Dar būtų paminėti, kad svarbu paminėti, kad viską, kas degu, yra patraukti toliau nuo ugnies. Čia dabar čia turėtis irgi patraukti. Bet aišku, mes esame pasiruošę blogiausiam atvejam. Svarbu irgi turėti gesintuvą būtinai, garaže turi būti gesintuvas. Jo, vaistinėlė, viskas. Ir va, visi degus dalykai patraukti ko toliausiai. Ir jeigu supirtas tantinį, tai jo. Čia aišku bakas irgi, bet čia mūsų dėks. Kaitinam, dabar pažiūrėsim kaip piršto. Nu čia aišku, toks kaimiškas būdas patestuot. Ne, bet čia yra šis apie 100. Aš manau, gal dar pakaitinam, kad saugiau būtų, geriau daug. Kol aš atnešiu guolį, tu kaitini. Jo, nes jau geriau pakaitinti ko karščiau, nes jau iki guolės ašals, tai jau antrą kartą nebeužšaldys greit. Savo dėlo. Tęsiu pakaitinimą. Nu, dabar dėsim guolį. Kreivai dėti. Nu, boha, račiai kalta, jis dabar. Negerai. Jo, kreivai, blet. Nu, boha, dabar ką galima daryti, tai aišku, gal geriau palauk, greičiau reikia daryti kol karsas. Atneš galutę čia kokį, nežinau, 30 gal. Didelį, nežinau, atneš komplektą visą. Didesnį, matai. Nu gerai, jo. Tai svarbiausia, aišku, kalimas per guolius yra labai negeras dalykas, bet tai yra tada, kai kali per vidų. Jeigu per vidų gali, tada visas smūgis šokas perina per guoliukus. Tai gal galima tik tais per tą, bet geriausia, jeigu turite seną guolį uždėti ant viršaus ir kalt per jį. Kad... Pasitiko gal. Svarbiausia tiesiai dabar išorę. Savininkas Martyna, čia. Skūnė, neklausom, durnu klausim. Susirinko šaiką. Nu, va tai va. Čia dar atvarė šaiką. Tai va dabar kitą pusę kaitinam. Vieną jau statėm per prievartą. Biški negerai, bet... Šitą pusę gal geriau. Šitą antras šansas visam jau.
Antras blynas, kaip sakoma, gerėsi. Nu va, dabar kaitinam, padarysiu testuką seselėm. Oi. Nu jau čia tikrai geras karštas dar kaitinti toliau. Atneš dabar guolį ir... Kurva gailiukina. Kas atneš iš žalio, hariokaus klientų. Ir atneš guolį turėtų įkris pats. Gerai, dabar tepam tepaliuką. Gerai, Tomčiau patrauk, išjung. Šį kartą gal geriau paės. Nu, turėtų gražiai krist. Dai, dropam. O, papa, gerai paliko lygą. Va. Paspaudžiu iš gerai, ką, bet va. Gerai. Taip turi. Va taip ir turėjo pirmas. Mes biški... Jo, čia šį pirmas bandymas, aš sukeisiu vietams. Šį buvo, jeigu aš rimtai iškirpčiau tą seną gal. O iškart iškirptis. Tai va, tai tiesiog reikia biški labiau pakaitint. Ir tiesiai natai statyti. Jo, ir gražiai reikia šonų, kad ne šonų įtų. Maro dangčio pusė reikia daugiau kaitinti, nes didesnė natai. Jo, čia gali būti čia fizikas toks. Bet dabar alkūnė irgi šaldama, tai atšalėsim alkūnę ir mausim. Geriausia, tai manau, dėti į variatorius pusę alkūnę, nes patogiau tą mažesnį dangtį ant viršaus sustatyti. Gerai, čia kaitinam guolį, nu biškai, žinau, čia biškai gal negerai, kad kaitinam vietu į guolio, bet... Gerai, jums, išjung, tada. Tu gerai pusėdė? Jo, gerai. Nepridės, kad... O, gerai. Žiauriai gerai. Trečias kartas pavyko. Kaitingai čia, kol net čilo alkūnė. Jo. Kaitingai šitą lygą. Dar kitą pusę gaitinsim greit. Ai, vidurį. Taip, hermetiko šiaip daug nereikia, čia va tiek realiai užtenka, tas toksai sluoksniukas. Kai susispaudžia, vis tiek nesvarbu. Bet apie ant piršto, nežinau, su pirštinė šiaip geriau. Visur, kur blokas kilimas eina, tam pritipė, na. Geriau ant šitą, bet po. Dar važiuoja patepka. Žinai, koks smirda? Krienai smirda, kūrų. Jo, jisai smirda tokį padažą. Domas, kur turi to raudono, bret, tai kečiuką. Aš šitos turės patept? Patepka, žinau. Šiaip tas vienos užtenka, bet... Na, gal vienos čia patepti. Geriau čia reikia tepti, nes tu dabar kėdėsi tu iš mazos alkūnę. Vat, ką žiūri, geriau užtepti ant šitos vietos, nes tu jos, kai mauni bloką, žinai, šitą dėdėtą, taip. Bet čia nesvarbu. Biškai galim kažkur čia pritepliot. Gražiai atsargiai. Šiaip tu... Arba reikėjo gal prieš kaitinant patepti, nu bet čia jau... Čia reikėjo pagalvoti. Mokykitės iš mūsų. Gyveni ir mokaisi, karočią. Kai susiners. Bet paskui neuždės dažyti. Gerai, čia bus. Atšils mūsų. Pakaitinai, ne? Ne, gerai. Koks karštas. Veiktų man. O, žiūrėjau. Žiūrėjau, man atrodo. Nepilnai. Bet tai su vartais prisiverš, nesvarbu. Nu, negerai čia taip, bet... Karočią... Dabar kai įsuksi vaštus. Geriausia būtų dabar čia pasidaryti tokį rast, nu ne galvutę, bet tokį kaip... Ai, kad ir ant šitos rėgio kad būtų? Jo, ir tada su dviem veržlėm sukti ir tada jis prispaust. Bet turi, kad remtis vat, į šitą, į bloką tą vietą, šoną, kad... Čia per gabus, ne? Per šaibą gali. Negalvutė turi būti, Kokios šaibadės? Ne, aš net. Turi būti koks vamzdį geriausia, kokį vamzdį nusipjautą. Bet čia varžtas, prasikistų ir gražiai suktum ratuku. Nu, gali ir taip daryti, jo, bet geriau taip. Nu, bet galima ir taip išvietos daryti. Išsikrovė mano telefonas, dabar filmuojame iš 15 Pro, ne? Pro. Palikite jūsų žiūrovai geresnė. Palikite atsiliepimo, kas geriau. Bet čia atrodo kaip iš kameros filmuotum. Gerai. Nes visai nežiūrėjau gerai, aš dar nebaliu kameros. Parodysim utilės telefoną su M2. Jo, trūksta M-Performance screen protectoriaus. Jo. Kur trūksta? Nieko esybė. Čia žiūrėk, turim problemą. Bet čia man atrodo, žinok, nebuvo, kurie nevarštai. Ir tą mes daryti. Sen biškai paspausk. Kad tu paspaus, ką tu kašto, blėt, suspausi, tu galbebas, kas... Ne, pačią prišuotį į vidų, blėt. Ar gal čia jau pagavas reidį? O tu jau kad žinok, dar blėtas tumas yra labai geras, ne? Tik kad tu nelygiai suki asilę, tu šitą varštą prisuk dabar. Matai, jis į kurvą užkarsavęs. Jis nepagauna kurvą. Tai sakau, paspaus, blėt, biškai. Jo, biškai, našku, užlip ant to bloko. Sen biškai pasparti tą bloką. Bet ant tos vietos, ant tos. Čia parodė, kas buvo Armandai. Tai kurva, pričiom čia aš kaltas. Armandai, buvo ten kreivai su... Parodyk, Armandai, ką padarėjai. Pisto nacht. Parodyk,
Gyvi pačius, ką nori. Parodyk, ką padarai. Va, patrauk iš rodom Armando darbą. Jisai kurva, tu primetys buvo įsukęs kreivai varžtą, dabar sakau tiesiai nakui ir jis tiesiog buvo, tipo, daręs. Šitas sulaužė varžtą. Sugadino bloką. Dabar sąlygus dėsim. Lygiai kalbą. Šiaip tepaliuką kalbėkė biškį dėl savo. Ir sausinis. Bet gal geriau biškį pat. Dar tu nepalas. Tai man. Tai cilindras. Tai čia šiam kadu. Čia Sparpro, ne? Ar reisingas? Reisingas čia? Nu. Jos su Brick Sportu. Rimtas čia cilindras. O žiedo pasikeitė? O na, kodėl tu nuo žiedą neėmei? Čia keista, kad realiai tarpinių komplektą davė tik vieną tarpinę. Šiaip tai jis turėtų pagal viską duoti metalinių daug atsiskliušio pasidaryti, bet vis tai čia kitaip galvoja gal. Barstumą denų. Jo rodiklėlę pataikiai. O čia rodiklė rodo išmetimą. Ir aš tada daryti pasiimti. Liferę. Irgi sutep, kad lengviau pralysti. Opa. Čia yra specialus įleidimo būdas laktūro. Aš noriu parodyti patrauk. Čia turėtų būti viršų ir apačioje. Viršų ir apačioje tokie yra įpjovimai į stumo. Įdėti reikia ten paimti ir taip užspausyti su atsuktuvu. Tai yra replikas? Su atsuktuvu nereikia replikas. Čia ploch, tas stumus. Tas padėjo ploch. Realiai. Geriau būtų, kad jis paėgtas. O kitą pusę. Vartarpinį uždėsim. Jeigu būtų metalinė, tai geriau pati būtų hermetika, bet ne, nereikia nuštažinau tarpinį. Ne, sen visai tipo. Bent jau... Nu tipo, bet žinok. Dvitak čia to tepaliuko. Ne, dvitaškų tepalų, tai nereikia. Taip galima hermetikų, bet kai yra tarpinė, čia tokia medžiaginė, tai jas nelabai kaip ir būtų. Negerai susispaudžia. Tarpinės pakeitė į pačią cilą. Tai čiaučiasi dabar, eigoje. Va, tada reikia, filmuoja, tai tada surasti spaudimo vietą. Tai taikiai gerai. Šok blogai. Nu, žiūrėjau, užėjo. O? Šliek. Trišotką kalbėjau pasaulyje. Sekundė kėdė, kaip ir blėt sulūžė. Kas sulūžė? Nu va, kur tavo tas rytas? Jau seniai 4 ryto. Ar man dar 4 išlėk? Vis tiek pasaulyje. Tie vaikų... Tai tipo, seniai, bet... Ką? Tipo, bliuot slydė. Žinai čia. Jo. Tai nėra supratimo. Tai va, sakau, alkoholiką. Šaibų čia tokių neturėjom visų, kokių reikia, tai biškį didesnė anabizmų. Esmė ta pati. Kokybė nukrito tikrai stipriai, nes pas kažką Androidas. Taip kad žiūrovai, jeigu Rokas naudos šitą, nepykit. Taip pat vakar, kai buvo renkamas motoras ir salininkai, kai dedami yra, dedasi ant MH motorų šitas toks, nežinau kaip šarvas, čia nežinau kaip paaiškinti. Ir jisai, man atrodo, prilaiko tiesiog salininką, kad jie taip lengvai neišpūstų. Tai šitas dar turi eiti, ant viršus dedasi apvijas, tada magnetas ir viskas, teigimas surenka. Bet jeigu perkat iš dvitakčio arba, nežinau, kinietiškas kažkur iš heliko ar kurtinės apvijas, tai labai rekomenduoju šitus du kryžminius varžtus pasikeisti į M4 varžtus, nu su M4 galvutę.
nes yra buvę man 2 kart net, kad bevažiuojant šitie vartai arba išsisuko, arba išlūžo, įsirėkia, nes jie arba tiesiog prisiveržti reikia, nežinau, stipriau, nes jie gamikliškai yra apšenako nepriveržiami. Ir būna jie iškrenta ir tada apjos susitarkuoja ir smagintų kartu sukasi ir tarp kitą nevažiuoja. Tai dar vienas patarimukas iš Dolbajobo, kuris nulaužia varžtą. Na, dabar eina bloko įvarę. Tiesiog užsimauna. Dar šiaip padeda turėti praskėčiamos replės. Bloko įvarę suėjo dabar. Nežinau, čia matysis, bet ten stovi klipsiukai abudu. Ir iš tos pusės. Šitą įvarę neįdėta, nes čia realiai pagrinde, man atrodo, per šitą įvarę sukasi į rėmą. Dabar reikia subas atsinešti. Ir subą taip pat prisukti. Jis ir suksis priepinti. Ir suksis taip pas įvarės subas. Su tokiu ilgu varštu. Na kągi, viską kaip ir sudėjom, Roksas jau stovi ant savo kojų. Susijungiam fiškės, taip kad perkant apvijas, jeigu nekarpytą provodkę ir nieko nereikia daryti, tai jungiasi 3 jungčių fiškė ir 2 šitie, nežinau, angliškai bullet konektoriai. Tada dedasi magnetas, halo daviklis, čia jį prilituot reikėjo, nes ten buvo prikolas mopėda, kad atbulinį užsikūrė. Prisukau babiną, taip pat turim šitą dar minuso pastiprinimą, suksis jisai, bet čia, kai dėsis dangtelis šitas, čia dedasi babinos pliusas, babinos minusas ir skierką galim prasitestuoti, ar yra, spirk. Degimas jums teikėtų, matosi. Ir jinai yra mėlyna, čia man atrodo gerai, nes man kai kurias atbaliniai buvo labai stipriai oranžinė. Tai va. Tai va dabar karočią sudėjom holo daviklį nuo mano Rokso, kadangi jis bevaro dangčiai vis tiek nevažiuoja. Ir pasak visų sunkumų, karočią, MK2 Racingas gyvas. Taip gyvas. Tai va, reikia biškį sankabą įsitempt. Nes iš vietos ar čia nevažiuoja. Aišku, replika tikrai nedaro labai gerą dalyką šitam motorui, bet čia jau bus pochui. Dabar reikia pilt antifrizą ir nuorinti. O, savininkas daro pirmus darbus ant savo... Ne, pirmus. Dėkauju. Bet varysim protestuot, pažiūrėt kaip lekia, bet turiu nuojautą, kad bus per lengvi svareliai. Nesvareliai, blėt, per mažai įtemptą sankabą. Antifrizą nuorinam, kameras nebuvo pajungtas, bet karočią atsisakė yra štuceris čia lais. Ant cilindro, nu, kai kurių nėra, bet ant cilindro yra štuceris, toks pizdukas matosi. Jį atsukė, pakeli visą pirdą, pakeli stačiai. Nu, čia su Roksais, nu, arba kas turi priekį šitus kelius. Pakeli pirdą stačiai ir palaikai, jeigu mechaninė vandens pompa pagazuoji ir oras išsivaikšto iš apačios, iš cilindro išsivaikšto į viršų. Who's on our lanes, we smoke it easily. Dap into the stank. Who's on our lanes, we smoke it easily. Shoot him up, Scotty.
Ellie double S, dollar sign, no side to me. We smoking next, gotta help out with a drum, let it fall back. Got a big chop, rolled up with a all black. Draw first blood, bitch, I aim for the hit 5 times out of 5, 5, 9. Even they ain't gonna get my burst, ain't no need for revenge. When I shoot, it's to kill, you would think I'm a van. My trigger finger itching, I'm itching to kill it instinct. Justin Timber 20 Glock, all of my bullets in sync. Hit him with that left, right, switching gears, left, right. Oh, we know do kung fu, 5, 7, dead rats, dead lights, Pennywise. Oh, you just a clown, hook, ground up. Mixing the blood, now he defeated from the ground up. Straight up the mud, that's how we did it, we the founders. Drowning the flood that we created. Defying my motherfucking